Na va, ir atėjom. Pašalinių nebus? Ne, čia vieno mūsiškių baras. Aha, gerai. Prašom. Ne. Po jūsų, prašom. Oi, tik 3? O sakei, kad bus 5? Atkrito. Sveiki. Benas. Tiesiog Kanarskis. Mes šiek tiek pažįstami. Valis Ovčinikovas. Matau, žmonės įsimušė. Nu, tai geri draugai padėjo. Ai. Pilnom kišenėm gali atsiremti draugo petį, o tuščiom tik į pakelės stulpą. O, filosofija. Ja. Šeimą turėti. Kaip dukra. O žmona jau paliko šitą nuodėmingą pasaulį. Amžinatilsį. Amžinatilsį. Tai prašom, praeikim. Aš to prisimsiu. Gerai. Bet nėra kelio vieno, bus rimti reikalai, nors jis vardosi siela. Aš vis dar kvepuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojo, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. Man visai nesvarbu, kaip jūs uždirbat pinigus, mano reikalas juos legalizuoti. Čia yra pirminiai dokumentai veikiančios firmos, kurių priedanga mes legalizuosim pajamas. Aš neturiu jūsų duomenų, todėl viską surašykite ir atiduosit Igliai. Tai reikės kažkokio įgaliojimo? Ne, ten viskas parašyta. O, akcijos. Aš tai tais bitkoinais netikiu. Šramai. Au. Šiaip akcijos ir bitkoinai tai du skirtingi dalykai. Čia kalba eina apie firmos akcijas, kurių paketą jūs turėsite. Jasninka. O, tai kiekvienas po bendrovę, o kodėl atskirai, kad nesusektų? Kad mažiau kas nors klausinėtų. Konspiracija? Labai gerai. Gerai, tai ką mums reikia daryti? Nieko. Jūs duodat man grinais, aš prie jūsų pervedu į offshore. Ten perkam prekes ir varom į Lietuvą. Perkam, parduodam, viskas legalu, ir mes esam pliuse. O mokesčiai? Čia jau mano rūpestis. Jais rūpinsis mano finansinė kompanija. Nu ir aišku, ne už ačiū. Už 2%. Skaitykit, ten viskas parašyta. Knyga nebuvo mano geriausias draugas. Jo. Nuo 10 rūkiau, nuo 14 gėriau. Bet po pirmos chodkės mečiau ir tą, ir kitą. Kiek metų buvo, kai tu išėjai? 19. Dar vėliučionkiai, po to ištunkė pervedė. Aišku, galėjau anksčiau išeiti, bet tėvas pasakė, nedaryk gėdos giminiai. Tai gal ką išgerkim? Ne. Tik kai baigsit darbą. Skaitykit. Skaityk. Jo. Tik Albertau nieko nesakyk. Fabriką pasistatė, didelis punsmata. Sakto, tik nieko nedaryk, niekur nalysk. Kiek tau reiks pinigų, aš teik dausiu. Gal sakau, daug 10 gabalų. Atudurns. Numeti 2 štukės.
kaip kokiam vokiečių pensininkau. Nu ir už tavo aišku, ačiū. Bet 2 štukis, kas tas tie šūci nieks. O į tep. Juk veiklos kažkokias noris. Išdurnėti gali, niek nedairdams. Tai dabar Vilniui būsi. Jeigu šitą dabą viskas gerą vedam pasisek, važiausi atsiskaityti. Juk be pinigų gavau. Iš tokį Marek, Lenka, uoste dirb. Įlent naktį į uostą, išpažymėt konteinerį, paėm siuntą ir atidau dileriams. Viskau netidau, biešk savo nusiber. Vien kart nusiber, ket kart nusiber. Ir. O veitų juk nepardavinėsi. Iškart susims ir užvers kabyrį. Nu, tu nepanašus į kraftą visai. Mokyklons iš chemijos turėjo 5, o aš iš fizinį. Sportininkas toks buvau. Visku sportavau, bet daugiausia boksą ir kung fu. Kung fu? O karate. Prisiveizėdavau filmų su Bruce Lee ir kilnuodavau kojas kaip durnėlis. Nu, žinai, jauni vis nori būt keit. Bet man neblogas sakdavos. Beveik atvažiavom, pasuksiu. Alio? Tu kur? Beveik vietoj. Gerai, toj būsim. Einam. Einam. Tegul pinigus pirmiau parodo. Taigi viduj turiu. Nenešgi į gatvę. Nu ką aš turėčiau pasakyti, kaip savo naujiems klientams. Duosiu praktišką patarimą. Nesvarbu, kuo jūs užsimintumėte. Ar kontrabanda, ar narkotika, ar PVM, ar cigarai, visai nesvarbu. Skaitykit bylas. Googlinkit internete e-teismai ir skaitykit bylas. Ten viskas parašyta. Skaitykit ir mokykitės iš svetimų klaidų. Nu ką? Už sėkmę. Jo. Už dorus ir kuklius. Tuo labiau, kad mūsų taip mažai liko. Aha. Toks mažas klausimėlis. Ką čia veikia Ovčinikovas? Dirba? Labai svarbus. Taip, o kodėl klausėt? Nu, tu juk turbūt žinai, jisai turi bylą 4 ar 5 nužudymų. Žinau, bet jį paleido, jis nekaltas. Bet prieš Vileiką davė parodymus. Bet paskui pakeitė. Šramas nieko neišdavė. Ja, nu žinai, ką aš jums pasakysiu. Jūs būsit stiprus tiek, kiek bus stipri silpniausia grandis.
Ovčinikovas yra smulkus banditėlis, jisai nešioja tai, ką kiti pavogė. Nešulinis mulas, nulis intelekto. Susitvarkysim. Nu, jums geriau matyt. Ačiū, kad palydėjai, pats toliau rasiu kelią iki mašinos. Ačiū Jums. Viso. Iki sėkmės. Žiūrėk, Kas negera? 13 gramų trūksta. Nu, tu skaičiau, kaip napelna kyla. Nuskaičiuok. Gerai, tu šaibas atnešiu. Klausyk. On svens, bab saugos. Net negalvok. A tu turn sesi. Ir ožys bus sveks. Kopius ciels. Ką tu čia nusišneki? Jis rimtas dileris. Ir mes trimti. Tomai slėpk. Čiliek, sakau, aš viens viską padarysiu. Čiliek. Tiek to, dėl tų 13 gramų moku kaip užkyla. Permušk. Nereikia pasitikti. Gerai, paimčiau dar 2. Reksi bus. Va, imk savo 5 gabalt, plėšik. Vos neusiroviai. Jo, visus vidurių šūdus jums eina būti ištaškis. Sakiau, kad rimtas. Kitą kartą manęs klausyk. Aina Bilė prakalė. Važiauja. Viskas, galim važiuoti? Tuoj baigiu skaityti. Kanarskis perspėjo dėl šramo. Ką sakė? Kad silpnoji grandis. Tipo Gabri pridavė, įsivėlęs juodas reikalus. Tas tai jo. Bet mes tai žinom, kaip buvo. Aš taip ir pasakiau, Ką jis? kad mūsų reikalas. Na ir gerai. Einu atsisveikinsiu. Šiandien pradedam kep naują partiją. Tik šramui nesakykit, kur fabrikas. Kodėl? Tai o kam jau žinot, ir taip daug žino. Nu, gal ir taip. Dviese susitvarkysim. Nu, hokej. Nu, blin, hokej. Statybas. Aš dar suprantu, blin. Pastatai namą, teisingai, pirki butukus, taip toliau, bet bankai, nu, ką ten investuot? Nu ką ten investuoti? Obligacijos, vertybiniai popieriai. Blin, bet kam? O pasakyk man, kam? Nu, tu net to popieriaus neturėsi. Bus tik tai mažytė eilutė internete. O ką šiandien yra eilutė internete? Šuch, ir nėra eilutės internete. Всё, blin. Statybos palaikau, bankas sakau ne. Diskutuoja? Ne. Nu, ta prasme, bankam sakau ne. Nusipirki lakštą. Nu, paskui dar skolingas. Lėki, blin, žinau aš tas korkės.
O ką, blin, kas jokingo? Kokį lakštą, klausyk. Vertybinį. Nenori, nepirki, niekas tavęs neverčia. Bet, blin, o jisai rašo, o parašyta, pirk lakštą. Kanarskis. Manarskis, blin. Klausyk, Bene, šiandien vakare važiuojam į fabriką. O, kelinta, pacanai, aš irgi varau, tik dujo kaukės neturiu. Mes irgi turim tik savo. Ferdinandai, blin. Duokit veiklos, aš noriu save investuot. Kitą kartą. Man pas tave užvaryti, ar tu atvažiuosi? Gal tu pas mane atvaryk. Gerai, viso, davai. Davai. Ach, va taip pat. Šeiminiuką. Tada ir aš važiuosiu. Man pastudijuosiu, kad tas pinigų dailininkas pripaišė čia. Būsiu reikalingas. Neskambiai. Davai. O, ponas prokurorė, užeikit, prašom. Blogai miegat? Aš šitokiu asmeniniu reikalu. Tai visada prašom. Žinai tokį Nikitą Frolovą? Girdėjau bendrais bruožais. Kažkas atsitiko. Supranti, rado mašina tuščia. Telefonas išjungtas. Dingo žmogus. Gal tu savais kanalais gali išsiaiškinti? Buvo vienas? Vienas. Tikrai vienas? Mes buvom susitikę. Ir iškart po to dingo. Kokios galimos versijos? Nu, neseniai buvo apiplėštas. Bet nesigilinkim į detalės. Čia va. Vardai, pavardės. Kauneckas. Ovčinikovas. Čia lyg magnetas, prie kurio limpa visi kriminaliniai nusikaltimai. Bet ką čia Vykartas šitoj kompanijoje veikia? Tai tu išsiaiškink. Išsiaiškint. Panašu, kad prasidėjo gaujų karas. Tai reikia stabdyti. Stabdysim. Tik čia aš su asmeniniu prašymu. Čia ne kokia nors operatyvinė informacija. Žinoma, ponas prokurorė, kai tik bus rezultatai, jums asmeniškai pranešiu. Eisiu.